Buvo labai gera diena. Today we were again at the new marketplace, Ir mes buvome naujame turguje. and Šiandien. just it was amazing. It was even bigger crowds today than yesterday. Ir šiandien buvo dar didesnė minė negu vakar. Unbelievable. Neįtikėtina. And we saw some people that we saw yesterday. Ir mes matėme keletą žmonių, kuriuos mes matėm vakar. And I saw one lady who was very interested yesterday, and she works at the marketplace. Ir aš mačiau vieną moterį, kuri dirba ten turguje ir ji buvo susidomėjusi vakar ir mes šiandien taip pat ją susitikom. Yolita? No. Irma's also someone. You work at the marketplace, Irma? Irma, tu taip pat dirbi turguje? Oh, okay. That's great. Gerai. And Irma's here, by the way. Irma čia taip pat. Great to have you. But this lady, she heard the music yesterday and just stood for a long time yesterday. Bet ta moteris, ji stovėjo ten, klausėsi muzikos labai ilgai. And today I spoke with her with Lina, and she received Jesus. Ir šiandien kalbėjau su Lina ir ji priėmė Jėzų kaip savo It was just so gelbėtoją. like a light went on in her. Tiesiog šviesa užsidegė. Just a light. Šviesa užsidegė pas ją. And it was amazing the things she was saying Ir after buvo that. nuostabu tai, ką jis sakė I po to. was so surprised Aš how buvau it nustebęs. was almost as the Holy Spirit had just given her some discernment on things in life like this. Tai buvo lyg šventoji dvasia suteikė jai atpažinimo dovaną. That is a work of God's grace, Tai yra Dievo malonės darbas. where we did not have the mind of Christ before, Kai mes neturime Dievo proto iki tol, but when we believe bet kai mes patikime and ir receive, priemame, God gives us Dievas duoda mums His mind savo protą as a gift. kaip dovaną. In 1 Corinthians 2:16, 1 Korintiečiams we 2:16. have the mind of Christ. Mes turime Kristaus protą. Paul does not write there and say that you might have, Paulius nesakė, kad jūs galėtumėte turėti. you could have. Jūs galėtumėte He turėti. said, we have Bet jis sako, mes turime the mind of Christ. Kristaus protą. Isn't that beautiful to think about that? Argi tai nėra taip This nuostabu pagalvoti apie It tai? is a work of God, and it's a work of His grace. Ir tai yra Dievo darbas, Dievo malonės darbas. And tonight we'd like to just go into this theme for a little while Ir šį vakarą kalbėsime truputį šitą temą. about having an attitude of grace. Kaip turėti malonės nusistatymą. You know, having an attitude of grace Žinote, turėti malonės nusistatymą toward ourselves savo atžvilgiu and towards others in the body, ir kitų atžvilgių kūne. it's not just like, okay, you can have your way. Tai nėra taip, nu gerai, gali taip, kaip tu nori pasielgti. All right, if you want to do it, Nu gerai, jeigu tu tai nori daryti, just do it. tiesiog daryk tai. I'm gracious. Aš esu maloningas. Has that that kind of spirit ever come upon you? Ar kada nors buvo tokia dvasia jumise? Never. Oh, that's Niekada. praise God. Šlovė Dievui. That means you're growing in grace. Tai reiškia, kad jūs augote malonėje. No, but if we say that seriously, if we say that has never come upon us at one time in our Christian life, then we are really we don't understand walking with God. Bet jeigu tai iš tikrųjų niekada nebuvo iškilę pas mus, tuomet mes Because nesuprantame iš that- tikrųjų that- vaikščiojimo su Dievu. That we naturally take our rights Natūraliai mes pasiėmėme savo teisės, in our soul, savo sieloje, what is ours. kas yra mūsų. Adam wants what is naturally his and does not want to give up Adomas what nori is his. pasiimti tai, kas jam priklauso ir jis nenori atiduoti to. And this is where God is just wanting to reveal to His children Ir tai Dievas nori atskleisti savo vaikams, His thoughts toward us. savo mintis mums. In Jeremiah 29, Jeremijos 29. I know the thoughts. Aš žinau mintis, I know the thoughts aš žinau mintis, I think toward you. kurias aš mąstau apie jūs. God knows. Dievas They žino, are thoughts of peace jo mintis yra ramybė and not evil,
Jo mintis nėra that we blogis. may have an expected end, Ir mes expected galime goal in tikėtis kažkokio tais galo. life, a purpose, Mes turim tikėtis tikslo, direction. krypties. The thoughts that we've had in our life before we were saved Mintis, kurios buvo pas mus prieš išsigelbėjant, are not the thoughts that we live by now that we are saved. tai nėra tos mintis, kuriomis mes dabar gyvename išsigelbėję. The poor self-image, Blogas savęs įvaizdis, what people said about us, tai, ką žmonės kažkada sakė apie what we mus, thought about ourselves, tai, ką mes mąstėme apie save. that is not part of our life tonight. Šį vakarą tai jau nebėra mūsų gyvenimo dalis, Because we have received something that is outside of this world system. nes mes priėmėme kažką tais, kas neįeina į šio pasaulio sistemą. We've received Mes priėmėme the abundant life apstų gyvenimą. in John 10:10. Jono 10:10. We've received this mind of Christ, Mes priėmėme Kristaus protą, which is so beautiful. It does not, the mind of Christ does not take its rights. kas yra nuostabu. Ir Kristaus protas nepasiema savo teisių, It lays down bet jis atiduoda its rights. savo teisės. And this is cannot be done Ir tai negali būti padaryta in the flesh. kūne. This cannot be done in our own understanding. Tai negali būti padaryta mūsų pačių supratime. And this is Paul understood this about the ministry that God gave him. Ir Paulius suprato tai apie tą tarnavimą, kurį was- Dievas jam suteikė. Everything that he was, Viskas, kuo jis buvo, it was because of the grace of God. tai buvo dėl Dievo malonės. And when we read this, let's not read this like Paskaitykime. we ever have read it before. Skaitykime taip, lyg niekad neskaitėme dar. Let's look in verse 9 of 1 Corinthians 15. 1 Korintiečiams 15:9. For I'm the least of the apostles, Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, that am not meet to be called an apostle, nevertas vadintis apaštalų, because I persecuted the church of God. nes persekiojau Dievo bažnyčią. But Bet by the grace of God, Dievo malonė, I am what Esu. I am. esu, kas esu. And his grace, Ir jo malonė which was bestowed upon me, man neliko bergždžia, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. bet ar darbavausi daug daugiau už juos visus. Yet not I, Nors ne aš, but the grace of God, bet which Dievo was with malonė, me. esanti su manimi. This was Paul's, not just his understanding, Ir tai buvo ne tik tais Pauliaus supratimas, but this was his attitude. bet jo nusistatymas. This was his attitude Tai buvo jo toward nusistatymas himself. savo atžvilgiu. He understood, Jis suprato and he had an attitude toward himself that everything he was ir jis žiūrėjo į save taip, kad kas jis bebūtų, was because of the grace of God. viskas buvo iš Dievo malonės. Everything. Viskas. Absolutely. Visiškai viskas. Think about the musicians up here tonight. Pagalvokite apie muzikantus, That kurie was šiandien buvo. amazing. Tai Just to buvo see all nuostabu, these musicians working together. kaip muzikantai visi kartu čia dirbo. When a musician Kai muzikantas goes before God eina prieš Dievą and he says, Lord, here is the gift you've given me. ir sako, štai yra dovana, kurią tu man suteikiai. You've given me a gift. Tu man padovanojai I dovaną. lay it down at the altar, Ir aš paguldau tai ant and altoriaus. you may do what you want with it. O tu gali daryti viską, ką tu nori su tom. It's yours. You gave Tai yra it to me. tavo. Tu man davėjai. 1 Corinthians 4:7. What do you have that you have not received? 1 Korintiečiams 4:7. Ką jūs turite, ko What do we nepriėmėte? have that we have not received? Ką jūs turite, ko nepriėmėte? Absolutely nothing. Nieko. Visiškai nieko. Everything Viskas, that we have ką mes turime, has come from the hand of God. atėjo iš Dievo rankos. Remember the hand of God we spoke about? Atsimente apie Dievo ranką, apie kurią mes kalbėjom. It speaks of his authority, Tai kalba apie jo valdžią, speaks of his giving Kalba. something kad jis duoda kažką in life to us. gyvenime. It's him with his approval, Tai yra jis, kuris yra patvirtintas. his strength, Patvirtinimas, jo his stiprybė, ability, jo sugebėjimas doing something in our life.
veikti kažką tais mūsų We've gyvenime. received everything from the hand of God. Ir mes priėmėme viską iš Dievo rankos. It's a work of grace. Tai yra Dievo malonės darbas. Everything. Viskas. You might say, I can't do much of anything. Galit pasakyti, aš daug galiu padaryti. I just feel like all I can do is sit up straight in church. Aš galiu sakyti, kad aš nieko negaliu padaryti, bet aš tik tais galiu tik tai sėdėti bažnyčioje. That's all I do. I do it very well. Viską, ką aš galiu daryti labai It gerai. doesn't bother anybody. Tai niekam netrukdo, And I'm not noticed. manęs niekas nepastebi. But you know what? In all that you do, Bet žinote, viską, ką jūs darote, you have an attitude of grace. jūs turite malonės And nusistatymą. you know Ir jūs that you žinote, are here by the grace of God. kad jūs esate čia per Dievo And malonę. you receive by the grace of God. Ir jūs priėmėte per Dievo And malonę. as God sees it, Ir kaip Dievas mato we're tai, not just here to Mes- warm a seat up. mes nesame čia tik tais tam, kad pašildyti savo kėdę. We're not just here to fill up another chair. Mes nesame čia, kad užpildyti dar vieną kėdę. We matter. Mes esame We are svarbus. important to Mes God. esame svarbus Dievui. We are gifts and trophies of God's grace. Mes esame Dievo It's malonės amazing. dovanos ir turtas. And when we have that attitude toward ourselves, Ir kai mes turime tokį nusistatymą savo atžvilgiu, and that fills us, ir tai pripildo mus, we believe it. mes patikime to. We simply put faith Mes tiesiog patikime in the object, to objektu, Jesus Christ, Jėzumi Kristumi. and what he has already done, Ir tom, ką jis jau padarė. and then the effect of that Ir taip pat to rezultato, continually in our life. kuris tęsia veikti mūsų And therefore we gyvenime. escape works. Ir todėl mes nepriėmėme darbų. We're not going by works Mes- to have an evaluation of ourselves. Mes nevertiname savęs darbais. We're not looking at ourselves through what we do. Mes nežiūrime į save per tai, ką mes darome. You know, one of the biggest mistakes in Christianity today Pati didžiausia klaida krikščionybėje šiandien is the evaluation tai yra vertinimas. of a person by what they do in the church. Žmogaus vertinimas per tai, ką jis daro That bažnyčioje. is the biggest deception. One of the biggest deceptions. Not the Tai yra- biggest, but it is a big deception. Tai yra viena iš didžiausių apgavysčių. As if our worth is by what we do for God. Tai lik mūsų vertė yra priklauso nuo to, ką mes darome Dievui. Oh, I'm part of the worship team. O aš esu šlovinimo komandos I'm dalis. the worship leader. Aš esu šlovinimo lyderis. Our song leaders are not like that, Mūsų That's why there šlovinimo are lyderiai song nėra leaders, tokie, by the todėl way. jie ir yra šlovinimo lyderiai. right? That's how it Ar is. ne? Taip ir yra. And we don't have that spirit. Mes neturime tokios dvasios. One time there was one man, I spoke this before, a man came and said, I'm available to do anything. Aš I've done this kalbėjau, and this and this in my other church. vienas žmogus priejo ir pasakė, aš prieinamas daryti viską, aš dariau tai ir tai ir tai savo būsiai bažnyčiai. And I'm at your service. Ir aš tiesiog galiu tarnauti. I want to help you. Aš noriu padėti In the jums. church here, I see you're just starting Bažnyčia. out. Aš matau, kad jūs tik tais pradedat. I said, okay, Aš pasakiau, gerai, great thing you can do didžiausias dalykas, kurį gali is padaryti, sit and hear the word of God. tiesiog ateiti, sėdėti ir klausytis Dievo žodžio. Oh, but I want to do something. Ne, bet aš noriu dar kažką tais daryti. Sit, that's what you can do. Sit and hear the word of God. Tai, ką tu gali padaryti, sėdėti ir Get to klausytis Dievo know žodžio. the heart of God towards you. Pažink Dievo širdį tavo atžvilgiu. Get to know the attitude of God's grace in you. Pažink Dievo malonės nusistatymą tavo atžvilgiu. So we will be gracious people toward ourselves and toward others that hear us. Tam, kad mes būtume maloningi savo ir kitiems, kurie klausosi mūsų. We won't be ministry orientated, but we will be the grace of God orientated toward Mes, people. mes neorientuosime tarnavimu, bet mes orientuosime malonę kitų žmonių Wow. atžvilgiu. I never saw that person again. Aš daugiau to žmogaus nebemačiau. That revealed what he thought about receiving. Tai atskleidė tai, ką jis galvoja apie priėmimą. There's one problem with much of Christianity today is that many people don't know how to receive. They don't see their own need to receive God's Problema dabar attitude. krikščionybė yra of grace. tokia, kad žmonės nežino, kaip priimti malonę, kaip priimti Dievo
nusistatymą, požiūrį į juos. Many believers don't know what God thinks towards them. Daug krikščionių nežino, ką Dievas galvoja apie juos. David Dovydas is a beautiful example in the Old yra Testament. nuostabus David. pavyzdys Senajame testamente. He knew God's thoughts toward him. Jis žinojo Dievo mintis jo atžvilgiu. Yes, he had failed, Taip jis krito, but he understood some things. bet jis suprato keletą dalykų. In 2 Samuel 2 Samuelio and chapter 16 16 skyrius, and verse 5, 5 eilutė. David is in the wilderness. Dovydas yra dykumoje. His son Absalom has taken the kingdom away from him. Jo sūnus Absalomas paėmė iš jo karalystę valdžią. And in verse 5, this guy, Shimei, Ir 5 eilutė žmogus how do you Šimei, say it in Hebrew? Shimei. kaip hebrajiškai. Shimei. See, Shimei. I got the original. Taigi aš originaliai pasakiau. And he's there cursing David. You bloody man! Ir jis ten pradėjo keikti Dovydą. Tu esi Just think about this kraugerys. Shimei. He's kicking dust. He's probably dust all over him himself. He's like, Jis turbūt ten iš visas dulkėtas buvo. Israel is not, the coolest place. It's kind of hot. Izraelis nėra pati tokia Probably sweat vėsiausia on him. vieta. He's Ten kicking jis, dust. He's got labai, dust all over him. jis turbūt labai Throwing dirt. suprakaitavęs stones. buvo ir paskui į jį pradėjo mėtyti ten purvą ir And akmenis. he's following David along the road. Jis sekė You bloody Dovydą. man! You Visą bloody man! kelią. You son of Belial! You bloody man! And he's Tu throwing kraugerys stones ir at him. pradėjo mėtyti į jį akmenis. One of David's men says, Vienas iš Dovydo žmonių big guy, pasakė, toks like a aukštas big vaikinas, Lithuanian basketball player, kaip didelis lietuvių krepšininkas, like Sabonis or kaip something. Sabonis ar dar kažkas tai toks aukštas, Not just didelis. skinny, but Ne- big, like Sabonis. He's Ne- big. You ne can't toks tell he's so big. He's Liesas, just bet labai big. didelis toks. And he's like this. Ir jis taip sako, David, Dovydai, can I take his head off? ar gali nukirsti jam galvą? Just be one time. That's all I need. Man tik tais vieną kartą užteks. Can I do it? Ar gali tai Can I padaryti? do it? Ar gali tai padaryti? A? David had God's attitude of grace Dovydas turėjo Dievo požiūrį, malonės towards this man, požiūrį Shimei. tam žmogui. He said, hey, the Lord has sent him. Ir jis pasakė, žinai, Dievas pasiuntė jį. David understood Dovydas suprato, that it had to go through God's hand. kad tai viskas turėjo pereiti per Dievo ranką. It had to go through God's authority. It had to tai go through turėjo God that pereiti this man was allowed to curse him. Per Dievo valdžią, kad tas žmogui būtų leista prakeikti Dovydą. He says, oh, the Lord sent him to curse me, I guess. Sako, Dievas turbūt pasiuntė, kad jis keiktų mane. We could argue with David and say, no, that's not true. God would not do that. Mes galime ginčyti su Dovydu ir sakyti, tai netiesa, Dievas to nepadarytų. But this was David's attitude. Bet tai buvo Dovydo nusistatymas. He said, it's like, so what? Jis sako, nu ir kas? So what? Okay. Nu tai kągi. I'm not going to think about it. Aš negalvosiu apie Whether tai. it's right or wrong, I'm not going to think about it. Ar tai yra teisinga ar neteisinga, aš negalvosiu I'm apie tai. not going to be orientated with right, with human good and human evil. I'm not going to be orientated this way. Aš neorientuosius žmogiškų gėrių ir žmogiškų blogių. This was David's attitude. It was grace that motivated his thinking toward Taip. this man. Tai buvo Dovydo nusistatymas, taip jis mąstė apie tą žmogų. You know, later on in life, David said, you keep an eye on that guy, Solomon. Vėliau jis pasakė Saliamonui, kad jis prižiūrėtų tą And it vaikiną. was up to Solomon what to do with him. It was up to Solomon Tai what to do. priklausė nuo Saliamono, ką jis padarys su to žmogum. Solomon said, okay, Shimei, you have this piece of land, you stay on it. Ir Saliamonas You pasakė, have this piece gerai, of land, this is where you are. čia yra tavo žemė, tu ten ir pasilik. You're going to be like an animal in a cage, except your cage is your land around your property. The day I catch you off that property, you're going to die. Tu būsi kaip toks uždarytas toje žemėje. Jeigu tu išeisi iš tos vietos, aš tave nužudysiu. Oh, what do you know? Shimei, he got off the property. Ir Šimei išėjo iš tos vietos. Solomon heard about it. Saliamonas išgirdo apie tai. God repaid Shimei Dievas atlygino Šimejui for touching God's man už tai, kad jis lietė Dievo all those žmogų years ago. prieš keletą metų. But David didn't have to. David Bet Dovydas padarė taip.
Aš esu laisvas. Think about it. Aš nemastysiu apie I'm not tai. going to internalize this. Aš nepradėsiu priimti tai I'm not vidų. going to sit on the hillside with my men. Aš nesėdėsiu ten prie kalno. Wowsy, wow. Oh, I don't know, guys. Nu, aš nežinau, I feel really vaikinai. bad that he's saying these bad words about me. Aš taip blogai jaučiuosi, kad jis taip blogai kalba apie mane. It's not a nice thing to call someone a bloody man. That was not a nice thing. Tai nėra labai malonus dalykas, kai jūs vadina kraugeriu. And a son of Belial. Ir Belial. Belialo sūnumi. No, that was not nice either. Tai taip pat nebuvo labai malonu. David did not internalize this. Dovydas neprėmė tai į vidų. He understood, yes, he understood what that was. He understood where that came from. Taip jis suprato, iš kur tai ateina. But he also understood God allowed it. Bet taip pat jis suprato, kad Dievas leido taip. But he didn't receive it. Bet jis neprėmė to. And God repaid the man later on. Ir Dievas atlygino tam vaikinui vėliau. This is our freedom in grace. We don't fight our battles. Tai yra mūsų laisvė malonėje, mes The nekovojame. battle has been won. Kova jau buvo laimėta. We're totally free. Mes pilnai laisvi. We may have a situation in life where we try to make everything in right order so that it fits the idea that I think it should go, the way I think it should be. Kartais mes galim galvoti, kad turi būti taip, kaip aš manau. And God says, look to me, Bet Dievas sako, pažiūrėk į mane, trust me, pasitikėk manimi. let me show myself faithful, Leisk, kad aš parodyčiau savo ištikimybę. receive my grace Priimk mano malonę in this situation šitoje and situacijoje receive my attitude ir priimk mano nusistatymą towards these people. tų žmonių How atžvilgiu. can I love my enemy? Kaip aš galiu mylėti savo priešus? Impossible in Adam. Neįmanoma, Adome. Impossible. Neįmanoma. It can be done grudgingly for a little while. Tai gali būti daroma taip trumpai. Okay, you can have your way. Gerai, gali Okay. padaryti taip, kaip tu nori. But that will reach its end. Bet galų galia ateis The galas. soul will get very tired. Siela išvargs. The soul will reach its end. Siela pasieks savo galą. It will be exhausted. Ji bus išsekusi. But this is where the riches of God's grace Bet būtent čia ateina Dievo God's grace, His riches. malonės turtai atsiskleidžia, They work in us. kurie veikia mumise. Giving us, we know we receive something we have not deserved. Ir mes žinome, kad mes priėmėme kažką tais, ko neužsitarnavome. David knew he had been forgiven much. Dovydas žinojo, kad jam buvo daug atleista. Amazingly. He knew this. Daug, jis žinojo tai. And at that time, he knew the Lord was shepherding him through those mountains, Ir tuo through metu those hills. jis žinojo, kad Dievas ganė jį per tuos kalnus. He knew the Lord was leading him Jis žinojo, kad Dievas vedė jį, as he was being chased by his son kai jo sūnus persekiojo jį, to kill him. tam, kad nužudyti jį. You know what he said? Žinote, ką jis He said, pasakė? hey, my son is after me. Jis sako, sūnus mane persekioja, My seed is after me. mano sėkla persekioja mane. You know, like what can be worse than that? Kas gali That's what būti he says blogiau negu tai? In Jis tai 2 Samuel sako. 16, in so many words, he's saying, what can be, my seed is after me. What should I do with this guy? Jis sako, mano sūnus mane persekioja, o ką aš tada turiu daryti dar su šito vaikinu? Paul says, I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ. Don't bother me. O Paulius Don't bother sako, aš palaidosiu savo kūną, netrukdykite man. There can be, and that can be also, that's grace thinking. That's Ir grace tai yra thinking. maloningas mąstymas. Because I know I don't deserve what I have Nes aš žinau, kad aš neužsitarnavau to, ką aš turiu, as a believer. kaip tikintis. And I know that I will not entertain things that are not of God because I don't deserve receiving those things. Ir aš žinau, kad aš neturėsiu tų dalykų, kurie I don't deserve receiving. aš neužsitarnavau, kad priimti tas Why? projekcijas. That might Kodėl? sound strange. Gali skambėti You gan might say, I keistai. deserve all the... No, we're in Gali sakyti, nu, aš Christ. susitarnavau. Ne, mes esame Kristuje. The moment we received grace, Ta momentą, kai mes priėmėm malonę, mercy, gailestingumą, the moment we received these things that changed us, tada, kai mes priėmėm tai, kas pakeitė mus, we were placed in Jesus Christ. mes buvome patalpinti Jėzuje Kristuje. And all the accusations do not touch Jesus. Ir, That's where we are. ir jokie kaltinimai nepaliečia Jėzaus. Ir mes esame ten. I don't have to give the time of day to those things.
Aš neturiu atiduoti to laiko, I don't kaip have to Dovydas, think about tiems those dalykams. things. Aš neturiu galvoti apie tos dalykus. Paul said, don't bother me. Paulius sako, netrukdykite Don't man. bother me. Netrukdykite When man. you see a preacher get up and preach things and being very bold about things, Kai jūs matote, kai pamokslininkas išeina ir pradeda labai drąsiai pamokslauti, he's proclaiming a message. jis skelbia žinią. He's proclaiming not only to the people that hear, but it's a proclamation to the atmosphere Jis skelbia ne tik tais tiems žmonėms, kurie yra čia, bet taip pat atmosferai, that motivates Kuri all motyvuoja. kinds of things that happen. visokius dalykus, kurie gali vykti. It's a proclamation. It's an Tai yra announcement. skelbimas. I love when Pastor Stevens, Man patinka, kaip pastorius Stevensas. and we've all heard him, Ir mes visi girdėjome jį. especially in the Bible college videos. Ypač Biblijos institute per video. He says, Jis he sako, goes, and that's how it is. And I don't care if you agree with me or not. taip yra ir man nesvarbu, ar jūs sutinkate su manim ar ne. That's like, honestly, that's rough. That's Gal sakyti, "Nu, bet That's being tai per daug impolite. kieta, tai labai žulu. that's saying that's actually grace. It's Iš tikrųjų, understanding tai something. yra malonė. That's understanding that everything that I have, Supraskime, kad viskas, ką aš turiu, it's come from God. tai ateina iš Dievo. I'm not going to entertain and spend time Aš nepradėsiu leisti laiko, arguing whether what Shimei says is right or wrong. I'm just going to say, whatever. ginčydamas apie Just tai, ar tai, ką jis pasakė, buvo teisinga Let ar him be. neteisinga. Let him Tegul be. tai būna. don't bother me. Netrukdykite man. I'm not going to internalize this. Aš nepriimsiu to į vidų. I'm going, Abraham Ir Abraomas in Genesis 13 pradžios 13 and skyriuje, verse 9, 9 eilutėje. Abraham and Lot. Abraomas ir Lotas. Abraham was the uncle. Abraomas buvo dėdė. He was the elder. Jis buvo vyresnysis. He had the rights to do Jis turėjo what teisę he wanted. daryti tai, ko jis norėjo. Here's Lot, O čia Lotas. and Lot's herdsmen were having strife with Abraham's herdsmen, the ones who worked with the ir, cattle and the sheep. Loto darbuotojai, kurie ten dirbo su avimis, jie turėjo problemų su Abraomo darbuotojais. And Abraham says, Ir Abraomas hey, sako, let's not have this strife. geriau neturėkime tokio suvaržymo. If you go to the left, Jeigu tu eisi į kairę, I'll go to the right. aš eisiu į If you dešinę. go to the right, Jeigu tu eisi į I'll dešinę, go to the left. aš eisiu į It's kairę. up to you. Tai priklauso nuo That tavęs. was a grace attitude. Tai buvo malonės nusistatymas. He was giving, you might say, well, Lot didn't deserve that. Jūs galite sakyti, bet Lotas to neužsitarnavo. Lot should never have come with Abraham in the first place. He should have stayed. Pirmiausia, Lotas iš in viso in neturėjo Haran. eiti su He should have Abraomu. stayed there. Jis turėjo He pasilikti should never ten. have been with him. Abraham should have said, once Abraham got things really straight with God, he should have said, hey, Lot, just go back. Abraomas, I don't kai want you around išsiaiškė viską su Dievu, jis galėjo pasakyti, Lotai, eik atgal ir netrukdyk man. This promise stuff from God is for me. Tas Okay? pažadas iš Dievo yra man, gerai? This promise that I'm getting, God, that I believed God and it's counted for me for righteousness, it's for me. Tas pažadas, kad aš patikėjau ir aš turiu teisumą dabar, Go aš, back tai yra home. man. O dabar back tu home. Leave grįžk me namo, alone. palik mane, I don't need this. I man to never, nereikia. I never really wanted. I was sentimental. I made a mistake. I did. Aš buvau I'm sentimentalus, aš padariau cutting klaidą. at the root, and I'm cutting, and you're part of the problem. And just go. Aš nukerstu This is tai iki fine where pat we are right here. šaknies ir tu dabar eik namo, viskas tvarko kaip If you're dabar. not yra. here, it's better for me. Jeigu tavęs čia nebūtų, man būtų geriau. How often it happens in churches? Kaip dažnai tai būna Say, bažnyčioje. hey, you don't fit into the mold. You don't fit into the program here. Jūs galite sakyti, o tu čia nepritampi iš viso. And not a grace thought towards somebody. Ir visiškai nemaloningos mintis apie jį. God, Abram was very gracious. He said, hey, Abraomas buvo labai maloningas. whatever you want, Jis sako, bet ką, ko tu you nori. take this way, I'll go that way. Jeigu tu paimsi šitą Left kelią, aš hand, eisiu į kitą. I'll Kairė, go the right hand. jeigu tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę. In Matthew 6 and verse 3, Jesus says, Mato 6.3, Jėzus sako, don't let the left hand know what the right hand tegul jūsų does. kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Attitude of grace. Tai yra malonės nusistatymas. Yes, in giving, yes. Taip, tai yra davimas. But also in I'm not thinking too Bet, much. bet taip pat aš per daug I'm not negalvoju. we think too much.
Mes galvojam per We daug. should think, yes. Mes turime We should think with galvoti. God. Mes turime galvoti su We should Dievu. think with what God says. Mes turime galvoti, ką Dievas But sako. not get involved with thinking too much about what will this cost me? Bet Does this person neįsigilinti deserve savo it? mąstymę, Do they not deserve it? kiek tai man kainuos, ar jie užsitarnavo tai ar ne. Tai yra kaip taip. I don't know. As far as thinking and weighing the cost here and here, I'm not good with that. Aš nežinau, kiek ten, aš nepradedu matuoti, kiek tas. I'm going to let Čia yra Dievo God malonė ir aš leisiu Dievui work veikti in an attitude of grace, malonės nusistatymę. because He is gracious toward me. Nes jis yra maloningas man. He is good toward me. Jis yra geras He's man. been so good. Jis We yra have labai geras. nothing Mes nieko that we have neturėjom. earned. Mes nieko neturim, We ką mes have užsitarnavom. nothing that we deserve. Mes nieko neturėjom, ką Everything užsitarnavom. is totally Viskas a work of God's grace. yra visiškas Jėzaus Just in darbas. closing, Ir pabaigai. in 1 Corinthians chapter 1 1 Korintiečiams 1 skyrius, and verse 3, 3 eilutė. it's an interesting thing here. Labai įdomus dalykas. čia Paul speaks paminėtas. to a lot of the churches. You can Paul- see in Romans, Paulius kalba daugeliai bažnyčių, romiečiams, and you can see in Galatians and Ephesians. Galatams, Colossians. Efeziečiams. You can see a lot where he said, "Grace and peace to you," Jūs galite daug matyti, kur jis pasako malonė ir ramybė and he jums. does this here for Corinth also. Ir korintiečiams jis taip pat sako, In verse 3, 3 it eilutėje, says, "Grace be unto you malonė and peace ir ramybė from God our Father and from the Lord Jesus Christ." jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus And then Kristaus. in verse 4, Ir 4 eilutė. he says, "I thank my God Aš nuolat dėkoju always dėl jūsų on your Dievui, behalf už Dievo malonę. for the grace of God which is given you by Jesus Christ." Suteikta jums per Jėzų Kristų. Why does he say that? Kodėl jis tai sako? Corinth Korintas. was a real problem church. It was filled with problems. Korinte bažnyčia buvo tiesiog pripildyta problemų. It was like the mental institution of churches. Tai buvo kaip tokia beprotnamis tarp bažnyčių. They had many gifts. Jie turėjo labai daug dovanų. But Paul says this, "I thank God Bet Paulius sako, aš for the dėkoju Dievui grace už malonę, that's been given you." kuri buvo jums suteikta. All the gifts you have, all the things you have, everything you have is because of the grace that's been given to you, Corinth. Viskas, ką jūs turite, visas dovanos, viskas, tai buvo jums suteikta Korinte. The only way, Paul's saying, the only way I'm going to be able to relate to you Ir sako, vienintelis būdas, kaip aš galiu su jumis elgtis, before I get into any kind of correction, before I get into any kind of reproof or exhortations, prieš pradedant mokyti ar pataisyti jūs, the only way vienintelis būdas, is to thank God tai yra dėkoti Dievui for the grace už malonę, that's been given to you. kuri buvo suteikta Because you are jums. saints. Nes jūs esate Corinth, šventieji. you are saints. Korintiečiai, jūs esate You are šventieji. sanctified. Jūs esate pašventinti. That's the work of God's grace. Ir tai yra Dievo malonės And this is darbas. how I'm going to relate to you. Ir taip aš žiūrėsiu į jūs. This is my attitude of grace. Tai yra mano malonės požiūris. Isn't that amazing? Argi tai nėra He adds that. nuostabu? You don't see that Jūs to nematote like that in the other books. kitose knygose. You don't see that. You see grace and peace in Philippians, but you see him in Paul saying in Philippians 1:3, "I thank God for every remembrance of you." To I- Philippians. Jis filipiečiams jis taip pat rašo malonė ir ramybė jums, bet jis kitaip rašo. Aš dėkoju thank Dievui God. už jūsų, už tai, ką jūs I remember. darote. I thank God when I remember you. I Aš dėkoju Dievui, kai aš jūs prisimenu, Because they were a loving church, a fervent church. nes jų bažnyčia buvo mylinti ir jie Yes, there tiesiog buvo were deganti not a bažnyčia. perfect Be abejo, experience. There were little problems. netobula bažnyčia, buvo problemų. But Paul didn't have to say. Paul did deal with them in grace and related to them in grace too. Yes. Don't Bet get me Paulius wrong. taip pat elgėsi su jais malonėje. But Paul makes it very clear for Corinth Bet korintiečiams jis labai aiškiai apie tai the kalba. attitude of grace. Malonės This nusistatymas. is our attitude. Tai yra mūsų This is nusistatymas. who we are. Tai, kas mes This is esame. how we relate Tai, kaip mes to elgiamės who we are. su tuom, kas mes And esame. then what we do Ir paskiau tai, ką is a mes darome, result tai yra rezultatas of who we are. to, kas mes All, esame. and that takes works out of the picture. Ir tuomet visi darbai pasitraukia.
Good works come out of understanding God's heart toward us in grace. Geri darbai paskiau pasirodo dėl to, kad mes suprantame Dievo malonę ir Dievo nusistatymą mūsų atžvilgiu. Thank God for that thought tonight, huh? Ir ačiū Dievui šitą mintį šį vakarą. Let's just pray. Ir pasimelskime. Thank you, Jesus. Ačiū Jėzau. Lord, bless this class. Viešpatie, palaimink šitą paskaitą. Bless the service to come now, Lord. Palaimink tarnavimą, kuris dabar bus. Bless Pastor Stambowski as he shares. Palaimink pastorius Stambowski, kai jis Bless every dalysis. part of this service. Palaimink kiekvieną tarnavimo dalį. Thank you. Ačiū. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Amen.